gerų ir matai, tau šiandien 50. Ir va su tais visais sveikinimais norim paklausti, kaipgi šiandien jauties, kaipgi tie gražus metai nubėgo? Jaučiuosi kaip 50 metais, kažkaip naktį miegojau, tai toks keistas jausmas buvo, galvoju, jau 50. Aš atsimenu, kai mano tėvams buvo 50 metų, man atrodė, kiek žmonės daug nugyvenę. Ir dabar pagalvojau pats, kad man 50 ir ar aš daug nugyvenu, man atrodo, kad dar labai nedaug. Kas vakarieniai? Zrazai ir bulvių košė ir dešrelės. Liaudiškai geriausi. Liaudiškai geriausiai, tikrai taip pritariu. Taip. Bet dar matau ir bulkų bile kiek. Ir bulkų, tai kaip be piragų, tikrai bulkų bile kiek. Žodžiu visko bile kiek. Nu ką, svarbiausia, kad spėjau zrazus pasidaryti. O bulvių košė, tai čia tik juokas. Ir dar užsigert pieno. Tas jausmas tikrai keistas, kažkaip nesitiki dar, kad 50, bet nu tiesiog 50. Nuo to nepabėgsi, džiaugiuosi, kad tiek sulaukiau, kad gyvas, kad sveikas. Ir iki 50 tas laikas buvo ir kartu ir labai gražus, buvo ir išgyvenimų, ir skausmo, bet dabar po 50 tikiuosi, kad kita pusė bus linksmesnė, geresnė ir toj vietoje esu optimistas. Tikiuosi, kad viskas bus po 50 dar geriau nei buvo iki 50. Žinokit, visi taip galvoja ir sakytų, esat vis dar svajonių jaunikis. Laisvas, energingas, veiklus ir visų labai dar geidžiamas. Nežinau, čia sunku pasakyti, ar laisvas, ar geidžiamas irgi sunku pasakyti, nu. Tikiuosi, kad po 50 tas gyvenimas bus tikrai kitoks, su geresniais pokyčiais ir tiesiog manau, kad bus man po 50 lengviau gyventi negu iki 50. Viskai riebu gali? O, Svečiai žiūrėk renkas. Skubykis. Skubinas. Taip. Labą dieną, laukiam. Va, kiek čia. Kaip malonu. Būk sveikas, būk laimingas, būk nemirtingas, gyvenk 100 metų. Būsim. Viskas. Ačiū labai. Kokios dar idėjos svajonės gvildena pačio galvoje? Geras klausimas, aš tiesiog kažkaip galvojau, tas jau 50, tai tos svajonės atrodo didžioji dalis išsipildė, bet dar yra kurios neįsipildė, bet sako garsiai nesakyk, nes neišsipildys, tai tiesiog dar keletas jų neįsipildė, bet aš manau, kad išsipildys. Netrukus prasidės mokslo metai. Su kokiu pozityvu idėjomis ten ateisi? Tiesiog dabar man su jo 50, o darbo srity bus 33 sezonas, kaip koks Kristaus amžius, 33 tas skaičiaus. Kažkaip labai gerai irgi net nepajutau, kad jau virš 30 metų dirbu, laukiu rugsėjo, nors darbas irgi nėra lengvas, bet kam dabar lengva, lengvų darbų nebūna. Teatro sferoje, toje zonoje, kaip pasakyti, jau idėjos sukurtos, apžvelgtos, sukonkretintos būsimam teatro spektakliui. Kaip sakau, kiekvienais metais šiemet irgi tokių daug mažų jubiliejų. 10 sezonas buvo Norvegijoje, tai kaip ir jubiliejus 10 metų. Tai daugam sakau, kad man labai gerai skristi į tą Norvegiją, nes aš turiu labai po darbų daug laiko. Tai aš ten tiesiog turėdamas to laisvo laiko pasirašau scenarijų ir jau turiu 33 teatrui pasirašęs scenarijų, pasirašiau jį būtent Norvegijoje, nes kaip ten sako, roges reikia ruošti vasarą. Mes jau nuo rugsėjo turim pradėti dirbti su vaikais, statyti naują spektaklį. Tai scenarijų jau naujam spektakliui turiu pasiruošęs. Tiesiog ačiū savo tėvams, kad esu šiame pasaulyje, šioje žemėje. Ačiū savo tiesiog vadovams, ir buvusiems, ir esamiems, kad galiu eiti pedagogo keliu. Ir ačiū draugams, kuriuos turiu, kurie tiesiog yra mano gyvenimo kelyje, taip lengviau gyventi. Danielius net, visur Danielius dalyvauna.